Labas, sveika prisijungusi prie 7-osios dienos. Šiandien yra jau savaitė mūsų 14 dienų vaisingumo ir sąmoningumo kelionėje. Aš be galo didžiuojuosi tavimi ir džiaugiuosi, kad tu esi kartu su manimi šioje kelionėje. Šiandien fokusuosimės į įsižeminimą. Darysime pratimus, kur jausime žemę po kojomis, kur jausime stiprybę ir palaikymą iš savo kūno ir raumenų. Taigi prašysiu tavęs būti basomis, kad galėtume pajausti žemę. Pradėkime. Taigi, pradėsime stovint ant kilimėlių, kojos kartu ir šiek tiek apšilsime savo pėdas, judinsime jas per pirštus, kulnus ir sugrįšime taip pat kojos kartu. 10 kartų. Važiuojame. Kulnas, pirštai. Ir grįžtu. Ir 2. Grįžtam. Ir 3. Grįžtam. Ir 4. Grįžtu. Niekur neskubam. 5. Jauskit žemę po kojomis. Ir 6. Ir 7. Aštuoni. Ir 9. Ir paskutinis 10. Puiku. Atsistosime kojomis plačiai, darysime įtūpimą ir kelsime kulnus po vieną koją. Pakeliu vieną, nuleidžiu, pakeliu kitą, nuleidžiu. Darysime 10 kartų. Pasiruošiam ir 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ir 1, 2. Super. Ištęsiam, šiek tiek atpalaiduojame. Atsistojame į tą pačią poziciją. Vėlgi kojos bus sulenktos ir šį kartą kelsime abu kulnus tuo pat metu. Keliu į viršų, nuleidžiu. Keliu, laikau balansą, nuleidžiu. Vėlgi darysime 10 kartų. Pasiruošiam ir 1, 2, 3, 4, 5. Jauskit žemę. 6, 7, 8, 9 ir paskutinis 10. Puiku. Atsistosiu šonu, kad geriau matytumėt. Ir laikysime balansą ant vienos kojos. Kita koja sulenkta šalia. Sėdosi į pritūpimą gilų. Ir 3 kartus patapšnoju žemę ir kylu į viršų. Taigi svarbu išlaikyti balansą, svarbu jausti žemę tvirtai su viena koja, ar ne, atraminė koja tvirtai laikosi ant žemės, lenkiasi, būtinai stumėte dubenį atgal, leidžiu savo nugarą, patapšnoju, kylu laikydama balansą į viršų. Darysime 10 kartų. Keliaujame ir 1. Ir 2, cak, 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 ir 3, ir 4, išlaikykit nugaras tiesias, 5, 6, 7, niekur neskubam, išlaikome balansą, 8,
9 ir paskutinis 10. Puiku, keisime kitą koją, darysime tą patį pratimą. Taigi pasiruošiam, jaučiame žemę tvirtai ir keliaujame. 1 ir 2 ir 3 ir 4 5 6 cak, cak, cak ir pakilo 7 8 9 ir paskutinis 10. Šaunu. Jau tikriausiai pradėjot jausti apšilimą ir blauzdose, ir šlaunyse. Darysime dar vieną pratimą, balansuojant ant vienos kojos, taigi pakeiskime į kitą koją. Šalia koja yra sulenkta, tiesiog laikome šalia, prireikus, jeigu pajusite, kad prarandate balansą, galite save pagauti su ta koja. Rankos gali išlikti čia, čia ar šonuose, kur jums patogiau išlaikyti balansą. Ir kilsime 10 kartų, keliant kulną į viršų, išlaikant kiek įmanoma labiau balansą. Taigi pasiruošiam ir kylu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Puiku. Keičiame koją. Vėlgi jaučiame žemę. Pasiruošiam. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Labai patogu yra rasti vieną nejudantį tašką ir į jį susifokusuoti, ar ne? Tada yra žymiai lengviau išlaikyti lygsvarą ir balansą. Darysime dar 2 raundus. Pasiruošiam, keičiame kojas ir važiuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keičiame. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir paskutinis raundas to paties pratimo. Pasiruošiam. Ir 1, 2, 3, 4, 5. Ir paskutinis. Keičiame kojas, šaunuolės ir važiuojame. 1. Ir 10. Super. Taigi, tikrai jau turėjote apšilti puikiausiai savo pėdas. Dar šiek tiek padirbsime su savo šlaunimis. Vėlgi laikysime balansą ir darysime 10 pritūpimų ant vienos kojos. Jie turi būti mažiukai, susifokusuojant į tai, kad aš išlaikau balansą pritūpusi ir sugebu pakilti. Jeigu galite daryti žemai, darykite žemai, ar ne? Tiek, kiek išeina. Svarbiausia nesilaikyti už niekur, pačiom išlaikyti ir aktyvuoti būtent tuos vidinius raumenis. Taigi pasiruošiam, viena koja, kita koja priekyje, ar galite laikyti čia, kaip jums patogiau, rankos vėlgi kaip patogiau ir važiuojame 10 pritūpimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Šaunuolės, keičiame kojas, pasiruošiam ir 1, 2,
ir 10. Ir žinoma, kad darysime dar 2 raundus. Niekur neskubam, čia yra apie tai, kad mes išmoktume aktyvuoti tos vidinius raumenis, pasitikėtume savo kūnais, ar ne, kurie iš tiesų mus palaiko ir išlaiko. Jūs sugebat ant vienos kojos padaryti pritupimus ar pakilti, ar ne. Tai viskas apie tai, o ne apie kuo didesnį judesį ar kuo greičiau jį padaryti. Taigi, keičiame kojas ir 10 pritupimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Šaunuolės, keičiame. Ir važiuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Ir dar vienas raundas. Pasiruošiame, keičiame kojas ir keliaujame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Ir paskutinis kartas, keičiame kojas, pasiruošiam. Ir 1. Ir 10. Super, šaunuolės. Keliaujame į šiek tiek kitokį pratimą. Sudėsime savo kulnus kartu ir atversime kojų pirštus. Tai reiškia, atveriame klubus, būtinai išlaikykite gražią poziciją, ar ne, klubus. Stumiu į priekį, nugara tiesi. Stoviu šioje pozicijoje, tiek atveriame, kiek išeina, kad galėtumėte ištiesti pilnai kojas, ar ne? Ir darysime 10 šuoliukų iš šios pirmosios baleto pozicijos, ar ne? Tai yra pirmoji baleto pozicija. Darysime pritupimą plyjei ir iš čia darysime šuoliuką ir nusileisime žemyn. Kai kylate į viršų, jaučiate žemę ir keliaujate per visą pėdą iki pat pirštų ir jūs išstumia pėdą į viršų, dėl to jūs pašokate, ar ne? Kai leidžiate žemyn, kad nebūtų didelių garsų ir kad nebūtų per daug skausmingo nusileidimo, leidžiamės per pirštus ir tada per likusią pėdą, ar ne? Tai ne ant kulnų nusileidžiu, o ant pirštų ir per visą pėdą. Pabandykime 10 kartų. Rankos gali būti čia, ar kaip baletas galima įsivaizduoti, lyg apkabinę esame didelį kamuolį, kaip kiekvienai patogiu. Pasiruošiam ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Keičiame poziciją. Antroji baleto pozicija. Kojos plačiai, vėlgi atvertos ir darysime tuos pačius šuoliukus, tik iš šitos pozicijos. Vėlgi jauskite pėdas, jauskite žemę, ar ne? 10 kartų. Važiuojame. Pritupiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Puiku. Kartosime 2 raundus. Dabar žinote, kaip atrodo pats pratimas. Pagalvokite apie savo laikyseną, ar ne? Ar neišeina dubų atgal, ar viskas tiesu, ilgas kaklas. Ir lygiai taip pat jauskite žemę po kojomis. Pasiruošiam 10 kartų. Ir 1, 10 ir keičiame į antrą poziciją. Pasiruošiame. Ir 1, 10. Super. Ir kartosime dar vieną tokį patį raundą. Jau nedaug liko šiandienos
mankštoje. Pirmoji pozicija. Dabar pasijauskite lyg pūkeliai, pasijauskite lengvos, galinčios pakilti aukštai ir lengvai. Pasitikėkite savo kūnais. Taigi pasiruošiam ir 1, 9, 10. Super. Džeki, tau labai patinka šuoliukai. Eik čia pažiūrėk. Gerai. Ir antroji baleto pozicija. Pasiruošiam ir 1, 9, 10. Super, šaunuolės. Taip, keliaujame į 2 paskutinius pratimus. Darysime V raidę. Keliauju su viena koja į šoną, kita koja į šoną, grįžtu per vidurį. Kai keliausime kojos į šoną, lenkiame, grįžtame atgal, kojos ištiestos. Keliausiu 1 ir 2. Pritupiu, ištiesiu. Pritupiu, ištiesiu. Ir įjungsime taip pat rankas. Tai visą laiką mojuosime. Bandome daryti 10 kartų. 1 ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Super. Ir paskutinis pratimas. Keliausime į lentą, jausime žemę rankomis šį kartą ir grįšime atgal. Taigi iš čia, jeigu man leisite, iš čia aš keliauju žemyn, liečiu žemę rankomis, nukeliauju į lentą ir keliaujame atgal. 10 kartų važiuojame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dar 2, ir paskutinis. Puiku. Darysime dar vieną raundą V raidės ir lentos. Taigi pasiruošiam, atgauname kvapą ir keliaujame. Mojuoju, grįžtu. 3, 4, 5. Žiūrėkit, kaip giliai galit įsėsti. 8, 9 ir 10. Puiku. Ir 10 kartų keliaujame į lentą. 1, 2, 3, 4. Nepamirštame kvėpuot. 5. 6.
7. 8. Dar 2. Ir paskutinis. Pasilieku ant kilimėlio. Giliai įkvepiame. Jauskite žemę ir paleidžiu viską, lenkiu kojas. Kartojam. Ir dar kartą. Pasikeliame lėtai, keliaujame į kilimėlio galą, padėkime savo atsisėsti saugiai ir nusiridenti, įsipatoginti. Ištiesiu kojas, atveriu plačiai kojų pirštus. Ir paprašysiu jūsų delnais paliesti žemę. Pradėkit jausti, galbūt šiek tiek šalta žemė, galbūt kilimas, galbūt jaučiat medį, plyteles. Ir pasistengkit pajausti šiek tiek daugiau negu tai, ką iš tiesų jaučia jūsų pirštai. Galbūt po truputį pradedat jausti kažkokią stipresnę energiją, kuris sklinda iš pačios žemės. Nesvarbu, ar tai yra medis, ar plytelės, ar kilimas, bet pajauskit pačios žemės stiprybę. Galite užmerkti akis. Lengvai kvėpuojame. Atsipalaiduoja jūsų kaklas, kakta, akys, burna. Atsipalaiduoja jūsų pečiai, jūsų nugara, rankos. Nusvyra kojos, atsipalaiduoja klubai. Ir šį momentą keliaujame į savo vidų. Keliaujame ten, kur saugu ir pažįstama, kur galime susitikti su tikrąja aš. Jūsų kūnas nurimsta, jūsų mintis nurimsta, kvėpavimas nurimsta, kūnas pilnai atsipalaidavęs. Ir prieš savo akis jūs dabar pamatote nuostabaus grožio duris. Jas praveriat. Ir negalit patikėti, ką matot prieš savo akis. Daugybė spalvų, daug žalios, geltonos, rožinės, purpurinės. Matot daugybę skirtingų gėlių ir žiedlapių. Dideli plotai žalios žolės. Prieš savo akis jūs matot nuostabaus grožio sodą. Jūs įžengėt pro tas duris, įžengėt į šį sodą. Savo basomis kojomis jaučiate žolę ir žemę. Ji šiek tiek vėsi, bet maloni. Dairotės aplinkui, užuodžiat begalybę skirtingų nuostabių kvapų. Saulė stipriai plieskia, jaučiat lengvą vėjelį.
Įkvėpkite gaivos, įkvėpkite šio oro. Ir vienoje vietoje jūs sustojat. Toje vietoje niekas neauga. Laisvas žemės plotelis. Savo kišenėje randat 2 sėklas. Išsitraukiat jas ir nusprendžiat, jog čia yra tobuliausia ir geriausia vieta pasėti šias sėklas dabar. Pasilenkiat, padarot mažą duobutę žemėje, jaučiat žemę, ji šiek tiek šlapia, vėsi. Su didžiausiu rūpesčiu ir meile įberiat šias sėklas į duobutę. Užberiat šiek tiek žemės ant viršaus. Lengvai palaistot. Ir suprantat, jog dabar tėra tik laukti, kol šios sėklos įsižemins, pradės auginti savo šaknis, pradės skverbtis į paviršių, pradės jausti saulės šilumą, orą. Ir jūs be jokios abejonės tikit ir žinot, kad čia išaugs kažkas gražaus ir nuostabaus, nes tai jūs pasėjote su didžiausia meile. Ir žiūrėdama į šią savo vietą, kurioje pasėjote gražiausias sėklas, jūs kartokite šios žodžius paskui mane. Aš esu įsižeminusi, stipri ir pasiruošusi. 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 Pažvelkit paskutinį kartą į šį sodą, pažvelkit į savo sodinuką ir su didžiausiu pasitikėjimu, su ramybe viduje palikite šį sodą, nes jūs žinot, jog padarėt viską iš visos širdies taip, kaip norėjot. Ir dabar yra tik laukti ir pasitikėti procesu. Iš lėto pradėk sugrįžti į čia ir dabar, pajudink savo pirštus, kojas, atmerk akis. Ir jeigu dar turi laiko ir noro, pasilik čia, gulėti ant savo kilimėlio, jausti žemę po savo kūnu ir jausti šį įsižeminimą ir susijungimą su žeme ir su visata. Užbaigsime šiandienos praktiką ir linkiu tau gražios likusios dienos ir susitiksime jau rytoj.